Labą dieną, esu profesorė Jelena Stankevičienė, dirbu finansų katedroje Vilniaus universitete. Ir šiandien mes pakalbėsime apie 3 finansų banginius – kaip suvaldyti laiką, pinigus ir riziką. Ir pradėsime nuo to, kodėl yra svarbu turėti ateities finansinį tikslą, kasgi yra tie 3 banginiai, kurie padės mums tą ciklą pasiekti, ir pabaigoje išgirsite 4 svarbius patarimus. Iš savo taško A, kur mes dabar esam, į tašką B mes galim judėti labai chaotiškai. Bet jeigu mes labai gerai žinome, ko mes norime, kokią mes finansinę ateitį įsivaizduojame, mūsų judėjimas įgauna kryptį. Jeigu mes savo galvoje dar sukuriam labai patrauklų vaizdinį, kaip mūsų finansinė ateitis atrodys, tas vaizdas mus motyvuos ir palaikys viso tikslo judėjimo keliu. Nes jeigu mes nesirūpinsim savo finansinę ateitimi, statistika atrodo gana liūdnai. Bazinė senatvės pensija dabar net nesiekia 300 eurų. Daugiau negu 9 procentai žmonių virš 65 metų gyvena ties skurdo riba. Todėl pasaulio ekonomikos forumas dar beveik prieš 10-metį, šalia tokių bazinių gebėjimų ir įgūdžių, kaip mokėjimas skaityti, rašyti, skaičiuoti, taip pat įtraukė ir finansinį raštingumą. Ir aš, kaip profesorė, kuri dėsto finansus jau daugiau negu 20 metų, tikrai jūs galiu patikinti, kad finansai tai ne raketų mokslas. Ir kiekvienas iš mūsų galim finansus išmokti ir pasirūpinti savo finansinę ateitimi. Kasgi yra tie 3 banginiai, kurie padės mums judėti link šviesios finansinės ateities? Tai pirmas, aišku, yra pinigai, antras laikas ir trečias yra rizika. Prieš pradedant galvoti apie savo finansinę ateitį ir apie tai, kur mes galėtume investuoti, mums visų pirma reikia turėti, ką investuoti. O tam mes turim paskaičiuoti savo asmeninį biudžetą ir suimti jį stipriai į rankas. Taip? Ir kai suimam tą biudžeto vairą į rankas, mes turim jį pasukti mums reikiamą kryptimi. O kaip mes tą padarysim, tai viena ranka mes didinsim pajamas, kita ranka mes mažinsim išlaidas. Kaipgi mes galim padidinti pajamas? Nes jeigu mes pagalvotumėt apie tai, kad pavyzdžiui padidinti mūsų pajamas kokiu 10 procentų, taip, tai pavyzdžiui, jeigu ten jūs jau dirbate ir jūsų prieaugis prie algos padidėjimas galėtų būti 10 procentų. Dabar yra pavasaris, pasižiūrėti, gal pas mus yra sandėliukose ir spintose nereikalingų daiktų ir Vinted mums gali padėti. Gal mes turim labai gerų hobių, kurios gali monetizuoti. Tai visa tai prisidės, net ir maža suma reikšmingai prisidės prie mūsų finansinės ateities. Iš kitos pusės mes galim pagalvoti, kaip galim sumažinti savo išlaidas. Net ir labai nereikšmingo kasdienio įpročio atsisakymas, taip, labai duoda teigiamą finansinį efektą. Ir tai finansuose vadinamas kapučino efektas. Antras klausimas, kurį savo turim užduoti, tai kiekgi mums reikia pinigų. Nes mūsų aktyvus darbingas amžius gana ribotas, tarkim, tarp 18 metų, 20, ties 65, maždaug apie 45 metus. Bet mes turim pagalvoti, kada mes norim turėti tas pasyvias pajamas, kokią mes finansinę ateitį norim turėti, kaip mes galim užtikrinti savo saugią finansinę ateitį ir saugią senatvę. Čia įdėjau tokį QR kodą ir nuorodą, kur yra online skaičiuoklė, kur galit patys savo įsivertinti ir pamodeliuoti, kiekgi jums reikia per mėnesį turėti pinigų, kad patenkinti savo išlaidas. Antras dalykas, kuris yra svarbus finansuose, tai yra laikas. Ir laikas suveikia kaip stebuklinga lazdelė. Nes kuo anksčiau jūs pradedate investuoti,
tuo yra geriau. Nes jeigu mes palygintume du žmonės, kuris vienas pradėjo investuoti būdamas 25 metų, kitas 30. Ir jie ten abudu investavo po 6 000 eurų, ten su 7 procentų metinė grąža. Tai liktai atrodytų, kad skirtumas, kiek jie investavo per visą savo aktyvų amžių, darbingą laikotarpį, bus apie 30 000. Bet skirtumas, kiek jie sukaupė vertės, bus beveik 400 000 eurų. Ir tas, kuris pradėjo anksčiau, sukaups daugiau negu 1 000 000 eurų. Pažiūrėkime, kaip suveikia mūsų kapučino efektas, kapučino kavos puodelis. Jeigu mes per savo darbingą amžių kasdien perkame kavos puodelį, tarkim, mokame 5 eurus, tai mūsų išlaidos per tą laikotarpį sudarys 81 000 eurų. Taip? Jeigu mes tai investuotume kasdien, per mūsų tą darbingą amžių mes sukauptume daugiau negu 1,6 milijonus eurų. Tai čia duotų tik tai toks mažas 5 eurų atsisakymas ir savo išlaidų sumažinimas. Taip suveikia sudėtinės palūkanas. Ir ne veltui Rockefelleris pavadino sudėtinės palūkanas 8 pasaulio stebuklu. Jeigu mes ateidami į pirmą darbo pokalbį paprašytume bent 50 eurų didesnę algą, kas yra labai nereikšminga, mums atrodo, dėl tokios sumos mes sutarėm ir nuo pats mūsų per darbingą laikotarpį, per 45 metus, kas mėnesį investuotume tą papildomą sumą, tai mes žiūrėkime, sukauptumėt beveik 200 000 eurų. Kitas yra svarbus dalykas, apie kurį svarbu nepamiršti, valdant finansus, yra rizika. Nes visus finansinius sprendimus mes priimame šiandien. Šiandien žiūrime į ateitį ir rezultatai mūsų finansinių sprendimų paaiškės tik tai ateityje. Ateitį mes galim tik tai numatyti arba prognozuoti, bet labai tiksliai pasakyti, kas vyks, negalime. Ir ateitis gali pasireikšti kaip teigiamai, taip ir neigiamai mums. Todėl mums visą laiką reikia atsiminti, kad mūsų visi finansiniai sprendimai yra rizikingi. Ir priimdami bet kokį finansinį sprendimą, mes turim pasverti ir pamatuoti 2 svarbius dalykus. Tai vertę, kurios mes siekime, tą laukiamą pelningumą, taip, kas teigiamą efektą, ir iš kitos pusės riziką, kurią mes turim prisijimti. Ir jeigu aš šiandien jūsų paklausčiau, tai kaip jūs priimat riziką, tarp mūsų atsirastų žmonių, kurie siekia rizikuoti. Tai mes juos vadinam rizikos siekiantis investuotojai. Kitas kraštutinumas atsirastų žmonės, kurie vengia rizikos, tai rizikos vengiantis investuotojai, o tarp šitų 2 kraštutinumų yra labai daug tarpinių variantų. Ir mes kiekvienas asmeniškai priimam riziką. Ir tą studijuoja elgsenos ekonomika. Ir pabaigoje 4 pagrindiniai patarimai, tai kągi reikėtų daryti. Tai pirma, pradėti, jeigu jūs galvojate apie finansinę ateitį, pradėti investuoti nuo labai mažų sumų. Net ir 1 euras čia yra labai svarbus. Pradėti investuoti nuo to, ką suprantate, pasidomėti, bet tai daryti labai nuosekliai ir disciplinuotai. Antras svarbus žingsnis, visada reikia siekti daugiau žinių. Tai knygos apie finansinį raštingumą, mokymai, pasinaudoti finansinių konsultantų patarimais, nueiti į savo banką, paklausti, ką jie gali pasiūlyti, turėti bendraminčių, kurie irgi domisi savo finansinę ateitimi. Ir trečias yra labai svarbus patarimas, reikėtų galvoti savo galvą, nes mūsų finansiniai tikslai yra labai skirtingi. Mūsų rizikos tolerancija yra skirtinga. Mūsų investavimo laikotarpis yra labai skirtingas. Vieni mes pradedam investuoti jauname amžiuje, kiti vidutinėme amžiuje ir panašiai. Todėl sprendimą, net ir išklausius įvairius patarimus, visą laiką svarbu priimti patiems. Ir ketvirtas, pats svarbiausias patarimas, jeigu norite žinoti daugiau apie finansus, apie ekonomiką, sukurti savo saugią finansinę ateitį, kviečiu studijuoti finansus ir ekonomiką Vilniaus universitete.